Labadiena, prieš mane matote vonią Neringa, 1,70 m, dešinės pusės, su įmontuota masažinė sistema Lux 4 bei papildoma funkcija chromoterapiniu apšvietimu. Šio video noriu parodyti, kaip atrodo masažinė sistema Lux NR4, kaip jinai veikia, kas į ją įeina, kokie yra jos pliusai ir ką jūs realiai gautumėte ją įsigiję. Taigi, į masažinę sistemą įeina 6 mikropurkštukai vonios nugaroje, 2 mikropurkštukai vonios kojose, po 3 purkštukus iš kiekvieno vonios šono bei 10 oro purkštukų vonios dugne. Čia mes matome patį masažo valdymą, tai yra pneumo jungiklis chromoterapiniam apšvietimui kaip papildomai funkcijai. Čia matome elektroninį valdymą, vandens ir oro atskirai, bei oro srauto reguliatorių vandens masažui. Pats masažas yra geras tuo, kad elektroninis pasikeina valdymas. Elektroninis valdymas turi savus pliusus, kad turi apsaugą nuo tuščios eigos bei pulsacinį režimą. Galbūt galėtume pasižiūrėti, kaip realiai veikia masažinė sistema. Pradėkime nuo to, kaip veikia papildoma funkcija chromoterapinis apšvietimas su pneumo jungikliu. Taigi, pneumo jungiklis turi 2 paspaudimus, vienu paspaudžiame įjungiame chromoterapiją, švieselės keičiasi automatiškai, kitų paspaudimu paspaudus mes ją tiesiog išjungiame. Įjungiame ir galim šiuo atveju dabar palikti. Realiai svarbiausia yra, kaip veikia pats masažas. Taigi įjunkime vandens masažą, vienas paspaudimas, įsijungia visi šoniniai purkštukai, nugaros, kojų bei po 3 iš kiekvieno šono. Jeigu paspaustume dar kartą, atsirastų pulsacinis režimas. Matote, įsijungia sistema, atsijungia. Įsijungia, atsijungia. Galim 3 paspaudimu paspaudę, išjungiame pačią sistemą. Atskirai galime įjungti oro masažą. Kaip matote, įsijungia kompresorius ir vonia visa burbuliuoja. Realiai atgyja. Jeigu paspaustume dar kartą, vėl gauname pulsacinį režimą, įsijungia, atsijungia. Žinoma, galima paleisti abidvi masažinės sistemas, kaip ir atskiras sistemas vienu metu, tai būtų tiek vandens, tiek oro. Štai, realiai matome, kaip viskas burbuliuoja. Tuo pačiu ir keičiasi spalvos, kol nėra išjungtas chromoterapinis apšvietimas. Galime jį ir atjungti šiai minutei, jis mums nėra reikalingas. Ir lieka trečioji funkcija, tai yra oro srauto reguliatorius. Oro srauto reguliatorius, kaip sakiau, reguliuoja tik tai vandenį, taigi išjungime oro masažą su 2 paspaudimais. Kaip matote, turime dabar tik tai vandens purkštukus veikiančius ir juos galime reguliuoti su oro srauto reguliatoriaus dėka. Kaip matote, visiškai yra išjungtas oro padavimas. Purkštukai gan silpnai veikia. Žinoma, veikia pagal jūsų poreikį. Jeigu mes jį pilnai atsuktume, vaizdas yra akivaizdus, kaip keičiasi pats purkštukų veikimas, siurblio veikimas. Jeigu dar papildomai įjungtume oro purkštukus, matytume, kaip realiai viskas veikia. Kaip matote, nors ir vanduo tikrai stipriai burbuliuoja vonioje, tačiau aplinkui tikrai nesitaško, taigi jūsų vonios jisai neaptaškys ir neturėsite papildomų problemų. Tai tiek šio video, dėkui žiūrėjusiems.